pavydžiam, o dieve, kai man liežuvis maišas, nesuprantu, kas čia yra. Ir vakar nieko nedariau. Jo, pratimų nepadariau. Reikėjo mankštą padaryti prieš tekant. Pavydim priekyje važiuojančiam Lenkui, nes turi didelę bagažinę viršaus, mes kaip čigonai. Nieko neturim susikišę į visus pakantus. Vau, pirmi vaizdeliai gražus. Pagaliau yra į kažką bent šiek tiek pažiūrėti. Gražia, iš to, ką matėm, gražia. Nu va, pagaliau įvažiavom į Austriją. Austrijoje irgi reikia nusipirkti kelius, vinietę. Tik dabar reikia susirasti, kurie nusipirkti. Va, ką čia change. Va, yra vinietė parašyta. Va. Važiavus į Austriją reikia nusipirkti kažkokį. Brangieji. Šiandien nuvažiavom kiek? Mažai. Labai mažai. Nuvažiuosim 3,90 panašiai. Jo, iš tikrųjų visą valandą ieškojau nakvynės, nes taip, čia ne Čekija ir ne Lenkija, Austrija, nakvynės prasideda nuo 300. Iš tikrųjų, mūsų svarbiausias buvo tikslas dieną nuvažiuoti tarp kalnų, tarp Austrijos ir Italijos sienos, nes ten yra pačios gražiausios vietos. Kaip jau minėjau, ten kažkada važiavom naktį, tai tiesiog labai gilėjimas. Tai dabar tiesiog nusprendėm stoti kur kas arčiau sienos, nes ir kaina geresnė. Ir rytoj per tą visą kalnyną važiuosime dieną ir atsversisi tie vaizdai. Tai dabar stosime kur? Toliau nuo sienos, tai arčiau sienos. Arčiau sienos, taip, arčiau. Toliau.
Va čia mūsų viešbutukas, kuriame apsistosime. Gatvė va tokia, žodžiu, parkingo nėra. Dabar kažkur reiks nuvaryti mašiną, kad galėtumėm pastatyti parkingą. Nes čia stovėti negalima. Iš tikrųjų, registratūrai ne vieno žmogaus. Per telefoną susiskambinom, raktai palikti. Žodžiu, darom, ką norim. Ne, iš tikrųjų visur kameros yra, nieko čia nepadarysi. Bet labai fainas miestelis, ane? Iš tikrųjų labai norėjom pasivaikščioti, bet oras mums ant tiek nedėkingas, bele kaip. Nelyja, bet toks lynoja ir drėgmė žiūri. Einam, pabandysim rasti kažkokią maisto parduotuvę, nes vaikai nori valgyti. O čia iš tikrųjų toks miestelis, kur nelabai matosi, kad kažkas labai dirbtų. Nors šiandien penktadienis, gal visi trumpiau dirba. Aš įsivaizduoju, kaip čia vasara gražu, kai saulė šviečia. Einam prie tų kalnų, pažiūrėsim, ten yra ir kažkoks vandens telkinys. Kai pravažiavam, iš tikrųjų iš mašinos nelabai gerai matėsi, labai gražu. Čia prasideda Austrija ir jos neapsakomi grožiai. Neapsakomi. Vandens švarumas, viskas matosi kiaurai. Gražu, ne? Aš filmuoju. Gražu čia, ne? Vandenėlis skaidrumo, kaip platelius. Man liepia eiti greitų žingsnių, kad neužšaltų. Bet neatrodo, kad labai šilta. O Dieve, nesuspėriu. Valgyti noriu. Į duris į tavo užpakalį tavo.
Einam vaikam valgyti duoti, vargšai nevalgė. Uždarėm narvelį. Reik varyti dabar pamaitinti. A Dieve, nesuspėjau iš su to ilgakoju. Ką? Į kalną? Į tą aukštą? Nu, bandom. Bandom. Savo. Tiek dienų prasidėjus mašinai. Na, načert. Parsiritinam namo. Numį. Virtuvė turi mano? Taip. Čia rytoj valgysim pusryčius. O čia mūsų viešbutukas. Mažas. Nu, šiandien, baikit. Baik, Noira. Naryte, baik. Mažiukas, bet jaukus. Žiūkai, čia tiktais, o tai visus atidarėt. O gal daug mamai, tai. O daug tik mamai. Kubas besondere Geschichte hat viele zu beigetragen, die Natur auf der Insel weiterhin zu erhalten. Fidel Castros Machtübernahme in der Revolution von 1959 wurde Naturschutz zu einem Hauptanliegen der Regierung. Geriau nebuvo. Gleichzeitig ging die wirtschaftliche Entwicklung nur schleppend voran. Das kommunistische Staat, belegt mit einem US-Embargo, über übermännliche Finanzkräfte für den Ausbau seiner landwirtschaftlichen Industrie. Die meisten Kubaner ein einfaches Leben. Sie beanspruchen nur einen Bruchteil der Ressourcen, die ein Mensch in Amerika und Europa Kubas Natur ist dadurch weniger gedrängt als anderswo. Čia pikantiškas yra. Labai panašiai pikantiškas. Diese selbst besteht zu Teilweise aus Kalkstein. O, Jezu. Taip, papigė, biškai padaryti. Schalen, Skelette, Na, pastumai. Ką norėjau daryti? Telefonistai. Kad ir stogai, bet vis tiek vaizdelis fainas pro langą, ne? Pukiai, pukiukai, Austrijai, ką? Būgis Austrijai. Pukiukai. Pukiai. Tu Austrijai, pukiukai. Pukiai. Negali būti. Nori būti Austras? Čia iki plungis man. Ne, lietuvis tu būsi, ne? Būsi lietuvis.